Tai bėgsiu pilną maratoną 40 km. Galvoju pusmaratonį. Bandysiu vėl bėgti pusmaratonį. Šiais metais tradiciškai, kaip ir visada, bėgsiu visą maratoną. Užpraeitais metais bėgau pačią mažiausią distanciją, tai šiais metais galvoju padidinti iki 10 km. Šiais metais planuoju apie 10 km. Tikriausiai rinksiuosi pilną maratoną, kaip ir pernai, nes labai patiko. Aš žadu rinktis 10 km, bet svajoju apie pusmaratonį. Tai žiūrėsiu, kaip seksis per vasarą pasiruošti tą. Žadu bėgti 10 km, kaip ir praeitą kartą. Tikiuosi nubėgti geriau, greičiau šiek tiek ir jaustis po maratono geriau. Tai kiekvieną kartą tikslas yra būti stipresnį. Siekiu sudalyvauti kartu su kolegomis, įveikti distanciją taip pat šiek tiek geriau negu praeitais metais ir susipažinti su kolegom nedarbo aplinkoje. Pamatysim pagal pasirengimą, galbūt išeis ir pagerinti, kaip sakant, savo asmeninius rezultatus. Praeitais metais galvojau, kad yra neįmanoma nubėgti pusmaratonį, bet pavyko. Galvoju, kad ir maratonas įveikiamas, bet dar truputėlį reikia, jaučiu, kad palaukti, pasiruošti. Nubėgti greičiau nei praeitais metais. Norėčiau įveikti šią distanciją. Įlendu į tokį burbulą. Man yra tapęs bėgimas kaip kokia meditacija. Iš tikrųjų, išbėgi, apie nieką negalvoji, klausais muzikos, įlendi į savo pasaulėlį ir tiesiog paleidi visus vargus, visus džiaugsmus, viską ir pamastai arba nieko nemastai. Jeigu aš iš ryto pasportuoju, paplaukiu, pabėgioju ar kažką panašaus padarau, tai minimum iki pietų aš jaučiuosi žymiai produktyvesnis ir darbingesnis ir faktiškai papietavęs jau galėčiau eiti ir namo, nes jau beveik visi dienos darbai padaryti. Tai kažkokia savotiška meditacija galbūt man. Ir man patinka klausytis muzikos, patinka gamta ir manau, kad visa tai ir susideda. Stengiuosi bėgioti kiekvieną dieną, bent jau po darbo, 30 minučių bėgti, bent jau 3-4 km. Bėgioju įvairiai, ne kiekvieną dieną, bet būna, kad reikia treniruotis 6 kartus per savaitę. Kartais 4, kartais, kai labai tingiu, bėgioju mažiau. Bet tada atsigriebiu kitą savaitę. Svarbiausia jausti malonumą to, ką darai ir viskas bus gerai.